turbūt į šitą temą pats svarbiausias dalykas yra, kad gilinusi į šią temą turiu klientų privačioj praktikoj, kurie kreipiasi, yra pakankamai sėkmingų, nu beveik visi yra sėkmingi atvejai, kada pavyko suvaldyti panikos atakas arba bent jau išmokti su jomis būti, taip, kad jo nevarytų iš proto, kaip jie ir nesukeltų kažkokių tolimesnių visokių padarinių. Tai vat tiek turbūt į tą temą, o visą kitą tai galite užklausti, atsakysiu. Ir iš karto pereidama apie panikos atakas noriu paimti iš tarptautinio psichinių ligų ir sutrikimo klasifikatoriaus apibrėžimą, pagal ką mes nustatome, kad tai yra panikos ataka. Tai tam, kad nustatyti, reikia, kad būtų bent 4 ar daugiau iš čia pažymėtų simptomų. Jūs skaidriai matot. Ir dar gali būti šalia papildomi tam tikrai ten kalbos svaigimas ir taip toliau, bet jie jau prie tų 4 nepriskiriami. Ką reikėtų dar atsiminti, kartais panikos atakos gali būti gretutiniai dalykai kažkokiem kitiem, sutrikimam arba susirgimam. Tai vat ne visada yra labai paprasta taip išdiferencijuoti ir pasakyti, kad va čia yra va, tikrai va, tik tai, o ne daugiau. Ne? Dar yra, kur labai toksai svarbus momentas, ką noriu, kad atkreiptume dėmesį, nes vis tiek, jeigu į šią temą jungiatės, tai arba dirbat su tuo, arba patys patirėt, arba jūsų artimieji patiria, ne? Nes vis tiek kažkaip paliečia jūs tą panikos atakos temą. Tai iš tikrųjų, ką reikėtų atsiminti, kad panikos ataka gali paskui peraugti arba atsirasti net kartu su kažkokiu labai dideliu atvirų ir uždarų patalpų baimės momentu. Tai peraugti agorofobiją, kada žmonės iš tikrųjų pradeda vengti tokių erdvių, kur yra daugiau žmonių, bijodami, kad iš tų erdvių jie negalės išeiti, jeigu jiems staiga pasidarys labai negera, arba jie ten nualps, arba dar kažkokie kiti dalykai atsitiks. Ir jeigu pirminiai panikos atakos priepuoliai kartais gali prasidėti būtent tokiose erdvėse, tai tada labai stipriai sustiprėja, žmonės pradeda bijoti ten supermarketo, kirpyklos netgi, aš turėjau klientą vyrą, kuris bijodavo eiti kirpyklą kirptis vien dėl to, kad jam atrodydavo, kad jeigu jisai tenai suprakaituos ir jam pradės suktis galva, jisai nualps ir kaip tada ten ta kirpėja su juo nualpusiu susitvarkys. Ne? Tai vat, tam, kad pažinti ir savo atsakyti, vat, ar tai tikrai man yra panikos ataka, tai yra 4 požymiai, kurie turėtų būti 4 dalykai, kad jau galėtumėm diagnozuoti. Ne? Sekantis dalykas, kas yra labai svarbu ir į ką noriu atkreipti dėmesį, kad tai vis yra nerimo sutrikimas ir nerimas mum įjungia kovok arba bėk reakcijas. Ne? Jos yra visiškai automatinės ir nepaklūsta mūsų protui. Tai yra savisaugos ir adaptacinės reakcijos. Tai yra gyvūnai, o mes esam gyvūnai, mes esam žinduoliai, tik tai mąstantys žinduoliai, truputėlį kitokie negu čia vilkai pavaizduoti, ne? Bet iš tikrųjų turim tas automatinės, autopilotinės reakcijas, kurių užduotis yra vienintelė mus apsaugoti nuo pavojaus. Ir jeigu mes gyventumėm natūralioj gamtoj, tai turbūt mūsų tos reakcijos kovok ir bėk ir toks stresinės situacijos jos būtų labai natūralios. Mūsų kas nors puola, pas mus įsijungia automatinė reakcija arba pult atgal ir išsikovoti erdvę arba pabėgti. Ne? Bet dėja mes gyvenam socialinėje aplinkoje, kur nesusitvarkom nuo įvairių socialinių stresų. Mums realiai gyvybė negrėsia nuo to, kad mes darbe pervargstam, ar koks klientas mus apibarė, ar galų gale nesulaukiame mylimo žmogaus skambučio ir ten kažkokių kitų dalykų, ne? Kitokie kažkokie dalykai. Mums gyvybei negrėsia taip, kaip grėstų žinduoliui, beždžionėlėje, ten vilkui ar lapiai natūralioj gamtoj. Bet mūsų psichika, mūsų senosios smegenys į tą suvoktą grėsmę, aš pabrėžiu žodį suvoktą grėsmę, nerealią pavojaus grėsmę, reaguoja taip, lyg tai mūsų iš tikrųjų kažkas pultų ir mūsų gyvybei grėstų didžiulis pavojus. Ne? Ir įsijungia ta pati gyvūnui būdinga reakcija kovok arba bėk.
Mūsų organizmas visas įsitempia, pradeda gaminti adrenalino nežmonišką kiekį, o realiai mes esam socialinėje aplinkoje, mes patiriam dažniausiai psichologinius kažkokius tai dalykus ir negalim nei pulti, nei bėgti. Bet įsivaizduokit, kas vyksta. Tai yra realiai adrenalino kiekis toks, kad mes jį turėtumėm panaudoti judesiui ir veiklai, ne, pabėgti arba užsipult kitą, bet mes to padaryti negalim. Ir šitoj vietoj mūsų mąstantis protas pradeda daryti ką? Jis pradeda mus gąsdinti, kad mes mirsim. Pas mus atsiranda vidiniai sakiniai, dažniausiai, ne, kurie yra lydimi 3 pagrindinių baimių prie panikos atakos. 3 pagrindinės baimės. Jeigu būtų žmonės, tai aš klausčiau, ne kokia. Mirties baimė, išprotėti baimė ir nualpti baimė. Ir jeigu kalbėsi su žmonėm, kurie patiria panikos atakas ir klausi, bet ko jūs labiausiai bijot, kai patiriate tuos simptomus, tai didžioji dauguma bent vieną arba visus 3 išvardina ir pasako, iš tikrųjų aš mirsiu. Ką rodo tyrimai? Tyrimai rodo, kad nuo panikos atakų praktiškai numirti šansų nėra. O jeigu pakyla kraujospūdis, sako, man pakyla kraujospūdis, tai su pakeltu kraujospūdžiu niekaip nenualpsi. Fiziologiškai turi kraujospūdis nukristi turbūt. Gali nuo kraujospūdžio galva apsisukti, bet jūs tikrai nekrisit akmenį. Ta prasme, tai nebus kaip prie kokios epilepsijos, ne, kad gali žmogus kristi. Nebus tokio kritimo, taip nekrinta. Bet mūsų vidinis balsas mums sako, kad visgi tai yra labai pavojinga ir su mumis kažkas tai atsitiko. Ir užsisuka tam tikras mechanizmas, aš neužilgo parodysiu, ne, kaip tas mechanizmas užsisuka ir kurioje vietoje mes turėtumėm, iš tikrųjų teoriškai žinant, kaip tai vyksta, patikėti moksliniais tyrimais ir tada patys su savim, jau žinant, ne, kaip viskas vyksta, po truputėlį dirbti. Aš taip pat duosiu keletą pavyzdžių, pratimų ir kitų dalykų. Ne. Tik tiek, kad jeigu yra tokios, valdomi dalykai, dar galiu suvaldyti, viskas yra tvarkoje, bet kartais tikrai būna, kad žmonės sako, aš visiškai negaliu, aš tikrai, visiškai esu tokioj būsenai, kad nieko man nepavyksta. Tada, nedėliskit, susiraskite profesionalus, kas galėtų iš šitoj kelionėje palydėti ir pakankamai greitai per nežinau, 10-12 susitikimų, kartais 6 užtenka, kad susitvarkyti panikos ataką. Mano tai siūlymas yra tiesiog nekentėti. Ir įgauti įrankius, jeigu kada nors jos atakos kartosis, kad jūs jau žinotumėt, ką su savim daryti. Nes jos kartotis gali. Aš, pavyzdžiui, irgi negarantuota, man irgi gali atsitikti kokia nors panikos ataka, nuo kokio pervargimo, ar ten išgąsčio kokia nors, ar dar kitų dalykų. Bet aš tikrai neįsiu pas gydytojus ir neieškosiu, ar man ten kažkas neatsitiko. Ir negersiu tikrai tablečių. Aš imsiuos visų įmanomų psichologijai, psichoterapijai priemonių, tam, kad susitvarkyti su tą panikos ataka ir sėkmingai toliau savo gyvenimą. Nes normalu, kai yra perteklius visokių nesutvarkomų stresinių situacijų, kad gali kartais organizmas sureaguoti. Trupučiuką apie nerimą. Reikėtų suprasti vieną dalyką, kad tam tikro nerimo mums reikia. Šiek tiek mums reikia, tam, kad mes galėtumėm gyventi aplinkoje, šiek tiek žvilgtelti į priekį, pasižiūrėti, kokios grėsmės gali būti. Ir bėda yra tame, kad mes pradedam per daug nerimauti. Dėl dalykų, kurių nereikėtų iš viso kreipti dėmesio arba atidėti ir palaukti, įvyks tada ir pradėsiu nerimauti, mes pradedam užvedinėti save ir tada be užvedinėdami vis maitinam save, vis gąsdindami vairiais dalykais. Kitaip sakant, mes patys susikūrėm savo istoriją. Ir tikrai yra žmonių, kurie iš bet kokios smulkmenos gali susikurti istoriją. Ten pasakė negerą kažkokį žodį vadovas, jau per 2 dienas susikūrėmos tokios istorijos, kad mane jau atleidžia, jau spaudimas pakilęs, nors tas vadovas gal tiesiog atėjo į darbą nenuotaiko ir purptelėjo bileką. Nes pas jį irgi yra gyvenime visokių dalykų ir kartais jo nervų sistema irgi neatlaiko. Ten šeimos narys gali kažką pasakyti, išdauginam iki tokio lygio, kad atrodo jau ten viskas, jau mes mirsim, jau čia mūsų iš žmonų, vyrų, dukrų, brolių, seserų pareigų atleido kažkas ir kažkas tai vyksta. Ne? Tai irgi patys savo pagalvokite, kad mūsų sukurtos istorijos galvoje turi tam tikras pasekmes.
Bet jeigu mes istorijas galim sukurti blogas, tai gal mes galim sukurti ir geras. Vietoj to, kad galvoti, kad visas pasaulis čia dabar prieš mane nusiteikia, gal reikėtų pagalvoti, o gal ne visas, gal leisti savo suabejoti, gal aš turiu visai neblogų žmonių aplinkui, gal tame pačiame mano darbe būna visai gerų akimirkų, gal man šeimoje būna kažkokių gerų dalykų. Ne? Truputį leidžiu savo suabejoti, ir nerimas automatiškai mažėja. Tai yra, beje, jeigu turit kokį klausimą, tai tikrai užduokit, aš pasistengsiu karts nuo karto sekti ir tiesiog atsakyti, ne? Eigoj, įterpti, ne? Nes labai norisi tokio praktiškumo, kad pagaudytumėt kai kuriuos momentus, kurie, jeigu jūs patiriat panikos atakas, kad jums būtų toks, wow, tai paprasta, bet nepastebėjau, ne? O, visai gera mintis, ne, aš galiu užsirašyti ir paskui su savim perdirbinėti tuos dalykus. Nes genialumas yra paprastume. Ir su panikos atakom irgi kartais būna toks, o aš visai nepagalvojau, kad čia tik tai, bet mano minčių padarinys. Man tuo metu atrodė, kad iš tikrųjų taip yra.